Pas mus yra biblioteka, yra periodikos skyrius, muzikologija ir daugybė archyvų iš įvairių sričių. Ir čia nesandėlys, čia yra gyvas organizmas ir Lituanistikos tyrimo centre nuolat atvyksta mokslininkai iš Lietuvos ir iš plataus pasaulio, ne tik tai lietuviai, bet ir nelietuviai mokslininkai. Čia pas mus yra atvykę iš Pietų Amerikos, iš Pietų Afrikos, net ir iš Japonijos. Mokslininkai, kurių sritis yra lietuvių istorija, lietuvių kultūra. Tai čia nuolatinis judėjimas, atvyksta mokslininkai, dirba ir tada sekančią dieną išvyksta, o tada jau kitas pasirodo. Dabar šitų mes turime, mes galime tos žiepus, aha. Sveiki. Šiandien mes susirenkame jau kelintą kartą, net nepasakysiu, trečią, ketvirtą kartą. Rudenį mes turime, pradžioje vadinam tos poezijos pavasario skaitymai rudenį ir turėjom kitokius pavadinimus, bet dabar tiesiog sakom rudeniniai skaitymai ir surenkam savo lietuvių rašytojų draugijos narius ir šiaip, kurie nori įsijungti, skaityti ir sakom, paskaityti 2-3 eilėraščius, jeigu jie trumpesni, gal ir daugiau. Ir skaitome apie tai, kas gula ant mūsų širdies. Kodėl mes tai darom? Svarbiausia yra susirinkti ir išsakyti tą lietuvišką žodį, kurį mes užrašom, ar kitą kartą mintyse nešiojame. Eiliuota ar ne visiškai eiliuota, bet skatinti ne tik mąstyti, bet išreikšti savo emocijas, savo požiūrį į gyvenimą, savo raudas, savo verksmus ir savo džiaugsmus lietuviškai. Gyvenant užsienyje, gyvenant toli nuo šalies, nuo savo šalies, nežiūrint to, kad Čikaga yra didelė lietuviška kolonija, bet vis tiek mes esame apsupti svetimos kultūros. Ir tas yra labai svarbu. Puoselėti savo žodį, išlaikyti savo žodį, išlaikyti mąstymą lietuviškai. Ir draugų rate. Vienas, kai tu turi, stengiasi, bandai tos dalykus atlikti, kaip sekas, bet kai turi paramą, iš bendraminčių, iš kolegų, tai tas yra visą laiką linksmiau, džiaugsmingiau ir lengviau. Aš sakiau, kad taip kad jeigu jūs tos norėsite įsigyti, tai čia bus mūsų draugijos įplaukos. Raštuką tokį parašiau. Džiaugsmo giesmės. Kada broliai dainuosime, kada uliavosime, kada pakilę nuo stalų sušoksime džiaugsmingą šokį. Jau greitai, jau spėriai, jau girdime džiaugsmingą lalavimą, jau jaučiame žemę po kojom šokančią. Sapnai jau džiūgauja, kojos jau šokčioja, širdis tyliai niuniuoja, tuoj ir prasiverš džiugesio giesmės. Nu kągi, pradėkim džiugesio giesmės. 1, 2, 3, matot, viskas girdisi labai gerai ir žinau, gal biškį. Visą aistrą ant lūpų išliečiau, susitikęs pažvelgt negaliu, susitikęs bijau prisiliesti, dar išgirsi, ką sielo jaučiu. Taip nešiojusi dieną ir naktį,
Ir rytais ir tamsiais vakarais širdis baigia nuo geismo sudegti, išvarvėti skausmingais lašais. Taip nešiojusi dieną ir naktį. Ir rytais ir tamsiais vakarais širdis baigia nuo geismo sudegti, išvarvėti skausmingais lašais. Nuo ryt pradėk skaičiuoti dienas iš naujo. Ankstyvas rytas ar gili naktis. Laikas gyventi žirklėm iškarpytas. Su protarpiais. Užmiršk mane. Paleisk. Tyli lyg prisiminimas. Nuo pasidabruotų pirštų rasa krenta ir į eilėraščio rimą įsivynioja šviesos šnaresys, nusinešdamas mylimą vardą. Gal ant peties nukritęs lapas esi, gal sugrįžai iš vakar ir dar tą vieną tą. Realiam tikram kelyje, gatvėje tiesiog, kai pasijutau, kad aš visai neskubu važiuoti ir nedalyvauju tose lenktynėse, kur paprastai keliai būna. O dabar pažiūriu, kad čia apie mano psichologinę būklę iš tikrųjų. Kas stebi, vertina, laiku keliauja. Džiaugsmu dalintis jais smagu. Gyvenimo šventėje dalyvauja. Yra sušvintančių ryškiom spalvom. Ar tampančių ne kiaurėm, o gaidžiais. Kur kodakuojas kiautrę pakėlė ir skrenda pendelį pajautę, galvodami, kad jie draugai, o iš tikrųjų dulkės mano kelyje. Yra draugų, kuriuos man miela susitikti, kuriuos ir vertinu, gerbiu tikrai. Draugai ar rudenį, ar šaltą žiemą sutikus. Širdyse geri jausmai. Nes paminklai, kurie sovietiniais laikais stovėjo, sovietiniais laikais mano tėtis nedrįso važiuoti tą kraštą. Kažkaip tai, ar skaudu buvo. O paskui jau nepriklausomybės laikais paminklai buvo sudaužyti. Laikė kitame, kuris rodos nebėga, bet šviečia, apsupti jo tėkmės ir rimties buvime, šio pasaulio tamsoj meilė kviečia. Tai čia toksai. Ir visos jos panašios apie pavasarį ir meilę apie mus. Lyg būt kažkas kartojas likimu, kai džiaugsmo neužteks, gyvenimo per maža, kiek rimų daug, tačiau nesurimuosi, šiltų kasdieninių paprastų jausmų. Tave už rankos aš dabar imu, prisėskim dviese, susiglauskime po gluosniu, ant nedažyto seno suolo prie ne... Tai Lituanistikos tyrimo centras nori būti visuomeninė organizacija. Mes nenorim būti uždara institucija, bet mes norim dalyvauti kartu su lietuvių visuomenė. Tiek Čikagos apylinkiai, tiek kitur mes dalyvaujam įvairiuose renginiuose, paskaitose, konferencijose. Šiandieną pas mus yra susibūrę rašytojai, nes mes norim, kad mūsų centrą, mūsų posėdžių salę vartotų ne tik tai mūsų mokslininkai, bet ir kitos organizacijos ir kiti asmenys. Gal svarbiausia, kad tas lietuviškas žodis čia rastų prieglaudą, palėpę. Lituanistikos tyrimo centras nori, kad lietuviškas žodis išliktų čia išeivijoje, rastų prieglaudą ir čia rašytojų namai.